Lemą, durnių kraukės, nervinės manęs. Oi. Ir sveiki visi, su manim Patriciukas X. Aš šiandien parodysiu tutorialą, kaip reikia sukurti game passus. Pirma, mes einam į accountą, kurį mes norim sukurti game passus. Jungsimės. Laužėmės į accountą. Bombastic side eye. Mes ir gyvenam. Mes laužėmės dėl to, kad padaryti gerą darbą. Nu, o ką? O man šiandien neįleidžia, aš nesuprantu. Bro. Va, mes jau įėjom į accountą, kuriam mes darysim game passus. Spaudžiam more. Va, mums išmės va tokia lentelė. Einam po to create, va šitą. Spaudžiam ir užeinam. Dabar laukiam, kol mums užgrūzins viską, nes dabar jau nebereikia eiti Google ir jungtis viską. Dabar spaudžiam creation ir mums turi išmesti štai va tokį. Spaudžiam va ant šito mepo mūsų, nu arba jūs turbūt savo draugų, ir va čia einam į apačią ir pamatysim passes. Va. Dabar mes darom passus. Pakeičiam fotkę, aišku, nes jo, šiek tiek daug fotkių. Jis kažkodėl nemato. Jis ir nematys, nes čia yra daug privačių fotkių, kuriuoms tikrai nereikia matyti. Va, tokį katiną uždėkim. Vardas davai bus Kitty. Aha, mums tų nereikia. Create pass. Paspaudžiam po to šitą. Ir matas, spaudžiam čia sell. Ir po to spaudžiame štai čia. Ir dedam, kiek mes norime, kad tai kainuotų robuxų. Katinas kainuos 10 robuxų. Excuse me. Ir po to save change. Ir viskas, mes jau sukūrėm. Basic settings. Spaudžiam išeiti. Čia vėl bus jau saugota, tai viskas bus gerai. Nesijaudinkit. Va. Ir taip toliau kūrėm. Va, dar kaip tik parodysiu. Bliama, man nereikia fotkės uždėti, jūs tai. Va. Va. Dabar rašome skunkas. Užsineatspirčinas skunkas. Aš neatsimenu. Sukuriam. Create pass. Sukuriam jo. Spaudžiam vėl. Spaudžiam čia. Ir mes čia nieko nekeičiam, mes tiesiog spaudžiam sales. Tom item for sell. Ir renkam. Skunkas irgi kainuos 10 robuxų. O ką? Ir save changes. Po to, kai saugojam, mes vėl spaudžiam čia. Nesiparinam, kad jie dings. Ne, jie nedings. Po to mes spaudžiam change vėl, nes mesgi nenorim paprasto. Uždedam paprasto tokią fotkę, jo depresinga. Cry, pavadinkim. O kodėlgi ir ne. Create pass. Sukūrėm. Čia jamam. Sales. Item for sell. 5 robux. Davai. Ir save changes. Dažniausiai matote štai va šitą mygtuką, tipo, čia va mes galim padarinkti, čia va apačioj yra create earnings 70%. Tai yra tiek, kiek robuxus pasiemu procentų. Pavyzdžiui, jums nupirks už 5 robuxus, bet jūs gausite po savaitės, jūs gausite tik 3. Nes robuxas pasiema iš jums biškį procentų. Pavyzdžiui, jūs čia turite jau 2 iškart. Mes galim jos užeiti. Ir aišku, jau už jos parduoti. Nu, o kodėlgi ne, 15 robuxų, manau, tiek normaliai bus. Ir aš manau, galima tiek sukurti normaliai pasų. Ir tada jūs tiesiog turėsite daug robuxų. Aišku, dar tikėkime, kad jums kažkas tai nupirks iš vis. Tikiuosi, kad jums nupirks ir jūs nebūsite vargšeliai. Nes, jo. Pavyzdžiui, 15 robuxų jau jūs gausite nebe 15, tai ne 13. Jūs gausite tik 10.
Tai va. Gerai, dabar aš tiesiog jums parodysiu magiją. 1, 2 ir 3. Va. Aš sukūriau kažkur va tiek. Tos paskaičiuosim, kiek sukūriau. Čia negi 2 puslapiai dabar. Jeigu neklystu, ne. Ar 2, jo. Ką? Ok. Tipo, okuma pirmas, antras, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2. Aš sukūriau kažkur 2, jeigu neklystu. Jo, 2. Ir mes tiek sukūrėm pasų. Dabar mes išeinam iš čia. Užeinam į akauntą. Ir kada išeinam. Dabar einam į creation. Ir greičiau. Dabar matot, spaudžiam pasas ir voila! Bet tiek sukurta. Tikrai, kad daug. Tai va. Ir kažkas padonatinkim. Bombastic side eye. Offensive side eye. Padonatinkite Tautvydui biškį robuxų, nes jis vargšas robuxų yra. Neturi robuxų. Tai jo, padonatinkit Tautvydui, nes aš negaliu jam dabar padonatinti, sorry. Tai va. Aš tikiuosi, kad jums tai padės. Jūs dabar suprantat, kaip ką reikia daryti, kaip reikės susikurti savo tos pasus. Tikiuosi, jums dabar labai bus aišku, kaip jas sukurtis. Aš stengiuosi jums paaiškinti. Jeigu kažko nesuprantate, rašykite komentarus. Aš pabandysiu atsakyti juos. Aš pasitengsiu jums padėti. Gal jeigu kažkoks bus ilgas klausimas ir aš nežinau, kaip ją atrašyti ir kažką paaiškinti, aš sukursiu į tą komentarą video. Ir aš jums paaiškinsiu, kaip reikia viską tai daryti. Aš paaiškinsiu, kaip parodyti ir viską. Aš stengiuosi paaiškinti jums. Tikiuosi jums aišku. O su jumis buvo Patriciukas X. Visiems ate!